JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė skubų pareiškimą apie NATO likimą ir Amerikos karių buvimą Europoje. JAV prezidentas pagrasino sumažinti Amerikos karinį buvimą ne tik Vokietijoje, kaip žadėjo anksčiau, bet ir Italijoje bei Ispanijoje. Jis tai susiejo su JAV veiksmų Irane kritika ir Berlyno, Romos bei Madrido paramos stoka. Kaip pareiškė Trumpas, cituoju, Italija mums nieko nepadėjo, o Ispanija elgėsi siaubingai, visiškai siaubingai. Italijoje jau atsakė. Italijos gynybos ministras Gvidas Krozetas atmetė kaltinimą, kad Italija esą niekaip nepadėjo JAV. Ir jis pareiškė, kad iš tikrųjų Italija pasiūlė savo pagalbą misijai dėl laivybos saugumo. Tai buvo labai įvertinta Amerikos kariškių, o štai Trumpas nesupranta, ką jis apskritai sako. Tačiau iš tikrųjų, jei tikėti ankstesniais nutekinimais, tai Donaldo Trumpo pareiškime nėra nieko blogo Europos saugumui. Net jis iš tikrųjų perkels kariuomenę iš Vokietijos, Ispanijos ir Italijos. Ir šiame laidoje aš paaiškinsiu, kodėl taip yra ir kodėl šioje naujienoje nėra nieko blogo. Mano vardas Aleksejus Pičius, aptarkime šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti šį kanalą, paspausti patiktuką šiai laidai ir parašyti bet kokį komentarą po šio vaizdo įrašu. Be to, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pičis News. Nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme naujausias žinias, kai tik jos pasirodo. Taigi, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino sumažinti Amerikos karinį buvimą dabar dar ir Italijoje bei Ispanijoje. Per spaudos konferenciją ovaliajame kabinete, atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimybę išvesti kariuomenę iš Italijos ir Ispanijos, Donaldas Trumpas atsakė: Taip, tai tikėtina, kodėlgi ne. Jis tai susiejo su JAV veiksmų Irane kritika ir paramos iš Romos bei Madrido stoka. Italija mums nieko nepadėjo, o Ispanija elgėsi siaubingai, visiškai siaubingai. Nuo balandžio 30-osios išvakarėse Trumpas paskelbė, kad Vašingtonas svarsto galimybę sumažinti kontingentą Vokietijoje, kur yra apie 36 milijonus. Trumpas pareiškė, kad Europoje yra tik apie 70 000 JAV karių, bet to ten dar yra pagalbinis personalas. Sprendimas, pasak Trumpo, bus priimtas artimiausiu metu. Priežastimi tapo Vokietijos kanclerio Friedricho Merza kritika, kuris tiesiogiai nurodė, kad karas Irane turi didelių pasekmių Vokietijos ekonominiam pajėgumui. Ir pareiškė, kad JAV ir pats Donaldas Trumpas neturi karo užbaigimo strategijos. Be to, Merzas sako, kad jau akivaizdu, jog amerikiečiai įsitraukė į karą visiškai nesuprasdami, kaip jį užbaigti ir koks apskritai buvo jo tikslas. Atsakydamas, Donaldas Trumpas apkaltino Friedrichą Merzą nesupratimu dėl Irano grėsmės. Roma pavadino Vokietiją sužlugusią šalimi ir paragino kanclerį mažiau kištis. Vašingtono santykius su Roma ir Madridu Trumpas pavadino naudingais ir veiksmingais, po to, kai JAV ir Izraelis pradėjo karinę operaciją artimuosiuose rytuose. Ir Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni, anksčiau buvusi gana artima Donaldui Trumpui, atsisakė dalyvauti Irano kampanijoje, sukritikavo Trumpo pasisakymus apie popiežių ir neleido naudoti oro bazę Sicilijoje. Priminsiu, kad dėl popiežiaus Trumpas nepagristai teigė, jog esą popiežius remia idėją, kad Iranas turėtų branduolinį ginklą. O Pete Hegsethas, JAV gynybos ministras, bandė šį karą pateikti kaip šventąjį karą, tarsi kryžiaus žygį. Pete Hegsethas netgi tiesiogiai pareiškė, kad tai karas Jėzaus Kristaus vardu. Į ką popiežius atsakė, kad nustokite naudoti Jėzaus Kristaus vardą savo karui. Nereikia pateisinti savo karo viešpaties vardu. Esą tai mažiausiai yra šventvagystė. Į tai Pentagonas netgi iškvietė oficialų katalikų bažnyčios atstovą pokalbiui, sakydami, kad taip negalima, jūs turėtumėte mus palaikyti. Kalbant apie Ispaniją, šios šalies premjeras Pedras Sančesas tapo vienu garsiausių JAV veiksmų Irane kritikų. Po to Trumpas nekartą griežtai apie jį pasisakė, grasino prekybos embargų. Ir netgi apie Ispanijos narystės NATO sustabdymą, nors toks mechanizmas iš viso neegzistuoja ir kaip Trumpas ketino tai įgyvendinti, nėra žinoma. Pažymėsiu, kad iki 2025 metų pabaigos Italijoje buvo dislokuota apie 12,5 tūkstančio amerikiečių karių, o Ispanijoje beveik 4 tūkstančiai karių. Na ir čia svarbu prisiminti, kad pasak Reuters, Pentagonas parengė sankcijų scenarius vadinamiesiems sąjungininkams atsisakiusiems vykdyti įsipareigojimus.
Trumpo administracija netgi sudarė gerų ir blogų NATO sąjungininkų sąrašą. O JAV prezidentas gali išvesti kariuomenę iš, kaip jis išsireiškė, nepatikimų šalių ir perkelti ją į tas valstybės, kurios parodė lojalumą Irano kampanijos metu. Ir štai čia prasideda pats įdomiausias ir svarbiausias dalykas. Tačiau pirmiausia papasakosiu apie Italijos reakciją į tokį Trumpo išpuolį. Italijos gynybos ministras Gvidas Krozetas pakomentavo naują Trumpo pareiškimą ir pareiškė, kad jis tiesiog nesupranta tokio Amerikos prezidento elgesio priežasčių. Krozetas atmetė kaltinimą, kad Italija nepadėjo JAV, ypač saugumo klausimų Ormuzo sąsiauryje. Citata. Mes taip pat pasiūlėme savo pagalbą laivybos saugumo misijai. Tai buvo labai įvertinta Amerikos kariškių. Taip pat pažymėsiu, kad Italijoje yra 7 Amerikos karinės bazės. JAV pajėgos be kita ko aprūpina Italiją oro gynybos sistemomis, kurioms pakeisti prireiktų dešimtmečių. Todėl Italijai amerikiečių pasitraukimas, žinoma, būtų pernelyg rizikingas. Ispanijos vyriausybė kol kas nepakomentavo naujų Trumpo grasinimų. Beje, tai ne pirmas kartas, kai šalis susiduria su tokiais griežtais Amerikos prezidento pareiškimais. Praėjusią savaitę Reuters paskelbė vidinę Pentagono užrašą, kurioje buvo teigiama, kad JAV svarsto galimybę siekti Ispanijos pašalinimo iš NATO. Tačiau čia Trumpas į tai žiūri šiek tiek pernelyg pasitikėdamas savimi. Nėra visiškai aišku, kaip Vašingtonas galėtų tai įgyvendinti, nes nėra jokios akivaizdžios procedūros, kuri leistų Jungtinėms Amerikos valstijoms priimti tokį sprendimą be kitų sąjungininkų sutikimo. Ir štai čia svarbu, kaip sakoma, pasigilinti. Anksčiau jau buvo pasirodžiusi informacija, kad kaip bausmė atskiroms NATO šalims, kurios padėjo JAV kare su Iranu, Trumpas gali išvesti iš ten Amerikos kariuomenę ir perkelti ją į kitas NATO šalis, tokias kaip Lenkija, Rumunija, Lietuva ir Graikija, kurios labiau padėjo JAV kare prieš Iraną. Na, o visos šios šalys, tai akimirkai pagalvokime, yra rytinis NATO flangas. Tai reiškia, kad Amerikos kariuomenė taps dar arčiau Rusijos sienų, kuri ir grasina Europai karu. Ir paradoksas tas, kad rytų Europos šalys labiausiai suinteresuotos amerikiečių kariuomenės dislokavimu pas save, nes jos yra prie Rusijos sienos. Jos taip pat yra tarp tų, kurios daugiausiai išleidžia gynybai NATO, o tos pačios rytų Europos šalys buvo vienos pirmųjų, kurios pranešė apie pasirengimą remti tarptautinę koaliciją dėl kontrolės ties Ormuzo sąsiauriu. Rumunija iš karto patvirtino JAV prašymą naudoti savo karinėmis bazėmis. Na ir svarbu prisiminti, kad Trumpas tiesiog negali teisiškai pasitraukti iš NATO, nes tam reikia 2/3 senato balsų ir tokį įstatymą beje kažkada lobizavo jo valstybės sekretorius Markas Rubijus. Be to, Trumpas negali žymiai sumažinti amerikiečių karių skaičiaus Europoje, nes 2025 m. gruodį Kongresas priėmė pataisą, draudžiančią mažinti amerikiečių karių skaičių Europoje. Žemiau 76 000 karių ribos ilgesniam nei 45 dienų laikotarpiui. Ir tada pats Trumpas pasirašė šį įstatymą. Šiuo metu Europoje yra apie 70 000 daugiau ar mažiau amerikiečių karių, bet vėlgi šis skaičius kinta dėl rotacijų. Todėl vienintelis dalykas, kurį Trumpas gali padaryti, yra būtent karių perkelimas Europos viduje. Tai yra jis. Iš tikrųjų gali perkelti dalį karių iš Ispanijos, Italijos ir Vokietijos ir permesti juos į Rytų Europą. Tai puikus sprendimas. Tai geriausia, ko europiečiai ir ukrainiečiai galėjo tikėtis saugumo klausimų. Ir tai yra košmaras kam? Vladimiro Putino. Čia ir padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, išvadas rašykite komentaruose po šią laidą. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka arba tapdami rėmėjų YouTube platformoje. Visos nuorodos ir rekvizitai yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten rasite įvairias platformas, įvairius variantus. Pasirinkite tą, kuris jums tinka. Būsiu dėkingas už jūsų palaikymą. Tai viskas, saugokite save, viso gero visiems.